Statybos tai pati gražiausia šventė, statybos Dievo dovana, vien dėl statybų verta mums gyventi, tegul statybos vyksta visada. Kodėl daromi darbai nesilaikant brėžinio? Siena neišlyginta. Ir ką mes matom? Vienas defektas gimdo kitą defektą. Perspausta vata. Kadangi nelygi siena ir nepasiekia sienos smeigės. Dabar toliau. Čia bandyta išlyginti ir dėta tarpinės. Tos tarpinės visos krinta, juda ir krinta. Ir jos iškris, Jos iškris po žiemos ir ką mes darysim, Krintančios tarpinės. Smeigės neįtvirtintos juda. Kai kur smeigės neįkaltos, ištraukta ir likę skylės. Toliau išplėštos skylės ir užkimštos vata. Pavyzdžiui. Ir ten tuščia, matot. Užkišta vata palikta, kuri aišku iškris. Visos konstrukcijos metalinės turi būti gruntuojamos ir dažomos gamykloje, gamyklinis dažymas. Kaip matot, nugruntuota, bet nedažyta konstrukcija plieninė atrama ir jau rūdyja. Garantija 15 metų pagal aprašymą brėžiny. Ir dabar turime dabar surūdijusią konstrukciją, jau dabar pradėjusią rūdyti. Kaip matome, taip pat rūdyja laikančioji konstrukcija. Iš lauko pusės jinai apklijuota plėvele, bet po ją toliau rūdys. Balkonas. Profilis eina, profilis. Ir įdėtas ne tas profilis ir įtvirtinimas kliba visa konstrukcija ir juda sienoje. Ir aišku angos tarp balkonų. Eina po perkūnais. Geriau padaro negu kiek. Statybininkas tvirtas nors išalkęs, ant batų cementas, ant kelnių kalkės. Ne visas kvepiantis, bet stovintis ant kojų, pasididžiavimas mums statantis rytojų. Mūsų statybininkai kaip ąžuolai, jie jau nulūžo, tai gulės ilgai. Ir kad ir koks statybininkas būtų fruktas, jisai labiausiai eksportuojamas produktas. Oi, tu nemesk mums mama kelio, geriau mes patys išklosime plytelėm. Ir kelias mūsų suradimus kaip rožiam klotas, skelda užpiltas ir dar užbetonuotas. Vanduo, cementas, smėlis ir maišyklė, kastuvas, kelios lentos ir daina. Tai mūsų tautos gražiausiai žodžiai, tai mūsų rankom pastatyta Lietuva. Tai mūsų